Lietuviai su norvegiška kava atvyko į ambasadą, kur vyks 2024 metų obuoliukų apdovanojimai. Bus įteikiami obuoliukai, gražiausi obuoliukai, už jų padarytus darbus gyvenant Norvegijoje. Taip pat bus švenčiama kovo 11 dienos proga. Renginys pavyko. Ačiū. Mano vardas yra Laura Lesienė. Šiais metais Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijoje mane apdovanojo metų vilties apdovanojimu. Mano didžiausias darbas yra katalikiška stovykla Norvegijoje Šviesos vaikai. Esame Bergeno lituanistinės mokyklos mokytojas. Šiais metais mūsų mokykla gavo metų mokslo šviesos apdovanojimą. Taip, esame didžiausia Bergeno mokykla. Esu Mantas Karsuka. Atiteko apdovanojimas metų pasiekimas, obuoliukas iš Lietuvos ambasados Norvegijoje už renginį Aktyvus aš, kuris prišaukė ir sutalpino apie 200–300 žmonių. Aš Gintautas Skiudulas, esu iš Rogalando, atstovauju Rogalando lietuvių vokalinį ansamblį Šeimyna. Praeitų metų didžiausias mūsų pasiekimas buvo dalyvavimas dainų šventėje. Aš Remigijus Ratkevičius, gavau apdovanojimą metų indėlis. 24 metų pagrindiniai darbai tai buvo šachmatų turnyras, dviračių lenktynės ir 5 km už lietų Stavangeryje, Rogalande.